Vargšas miškininkas sunkiai dirbo, jo šeima priklausė nuo jo dienos uždarbio. Vieną karštą popietę jo senas geležinis kirvis įslido iš rankų ir dingo gilioje, sūkuringoje upėje. Jis sušuko: "O ne, mano šeima badauja be kirvio." Jo širdis paskendo neviltyje, viltis greitai blėso. Staiga iš vandens pakilo spindinti figūra. Tai buvo gera upės dvasia, laikanti švytinti auksinį kirvį. "Tai jūsų kirvis, gerasis pone," paklausė dvasia, jos balsas kaip tekantis vanduo. Miškininkas tvirtai papurtė galvą. "Ne, gera dvasia, manasis buvo paprastas geležinis, ne auksinis." Dvasia dingo ir vėl pasirodė, dabar laikydama blizgantį sidabrinį kirvį. "Galbūt šis yra jūsų." Miškininkas, nors ir alkanas bei beviltiškas, sąžiningai atsakė: "Ne, ir tas ne mano." Jos skrandis gurgė, bet jo sąžiningumas liko stiprus. Trečią kartą dvasia pasirodė, šį kartą su miškininko senu, nudėvėtu geležiniu kirviu. "Ar tai jis?" Miškininko veidas akimirksniu nušvito. "Taip, tai mano kirvis, lygiai toks." Jis buvo toks palengvėjęs, kad beveik verkė iš džiaugsmo. Upės dvasia šiltai nusišypsojo. "Dėl jūsų sąžiningumo aš jūs apdovanosiu." Dvasia jam davė ne tik jo geležinį kirvį, bet ir auksinius bei sidabrinius kirvius. Miškininkas grįžo namo, jo širdis buvo pilna dėkingumo ir netikėto turto. Kai godus kaimynas išgirdo pasakojimą, jis nuskubėjo prie upės. Jis įmetė savo kirvį ir apsimetė, kad garsiai verkė, tikėdamasis panašaus atlygio. Bet dvasia akimirksniu dingo, palikdama godų žmogų visai be kirvio. Sąžiningumo pasirinkimas net tada, kai sunku, visada atneša geriausius apdovanojimus gale. Jei miškininko kelionė jūs įkvėpė, prenumeruokite Lithuanian Repo, kad sužinotumėte daugiau legendinių istorijų. Spauskite patinka, jei šiandien pritaikysite šią pamoką, ir pakomentuokite, kurią garsią istoriją turėtume pasidalinti toliau.